Žiūrėk, koksai grožis. Padysnio hidroelektriniai. Nu ką, apsipirkom, važiuojam ant kranto. Oras toks įdomesnis, apsiniaukia, palyja, kaip kažką. Mašina, aišku, iki stogo, kaip visada, prikrauta. Lakutis gale. Laukiam Dainiaus. Nu ir varysim. Nu va, artėja mūsų telkinukas. Padysnio hidroelektrinės telkinys. Varom pas Paulių į kiemą. Tai čia irgi toks, ne kasdienis įvykis. Ir svarbiausiai, su kuom varom? Su žmogum, su kuriuo 2016 nusipirkom karpinės meškerės. Ir žodžiu, nieko nepavyko mums niekam įrodyti. Buvo užmestas reikalas iki praeitų metų. Tai va, žodžiu, su Dainiu varom, žiūrėsim. Gal pavyks šį kartą kažkam kažką įrodyti. Ant kranto po 3 metų pertraukos. Bet manau, kad turėtų būti gerai. Taip sakant, patirties jau net nėra ką lyginti. Tai žiūrėsim. Nu va, atvažiavom, įsikūrinėjom. Lokis iš karto, aišku, į vandenuką. Viską apžiūrėjo. Super vietelė. Pirmas sektorius, Padysnio hidroelektrinės telkinys. Rekomenduoju visiems išbandyti. Natūrali laukinė gamta. Nespėjom užsimesti ir įsikurt. Spėjom palapinę tik tais pasistatyti. Vieną meškerę atsinešti. Sėdim visi, ramus. Pila kaip turi būti. Nu bet Ačiū Pauliui už pavėsinę. Ačiū Pauliui už pavėsinę. Tikrai pravertė. Nu, tikimės, kad gal greitai ir praeis. Taip, sistemėlės darysim. Tai čia yra Pauliaus košmaras. Šitos sistemėlės. Jisai rytoj atvažiuos ir turbūt visas manęs nuims lauk ir normaliai lieps žvejot. Nu tai turiu laiko iki rytojaus. Kaip tas pijusimo reikėjo gal. Žodžiu, užmetėm ką tik, nespėjau paaiškinti dalykų. Jau pip. Žodžiu, trumpas interviu naktinis. Turėjom tų kibimų. Ištraukėm 2 karšius. Turėjom 3 karpinius kibimus. Pirmas nupjovė šoklyderį, kitus 2 ištraukėm. Viską kaip ir sufilmavom, buvom labai patenkinti ir laimingi. Bet pasirodo,
ant kameros nustatytas buvo timelapsas, o ne normalūs vidosai. Nu tai žiūrėsim, ar čia bus galima kažką sumontuoti ar ne, biškė bydna, bet yra fotkių, bet vis dėlto dar tik pirma naktis. Tai jeigu taip laikysim tempą, tai čia rytoj bus wow. Yra? Jo, ir kartis. Yra? Nu. Iš priekio. Žinau, tavo prožektorius nepadeda. Nesu tikras, bet šapalas gal? Žiūrėkit. Šapalas. Šapalas, man atrodo. Labas, Loki. Nemiegi. Žodžiu, nuo 5 ryto prasidėjo kibimai, tai karšis, tai dar kažkas, ištraukiam vieną žviniuką, standartinis toks apie 3 kilogramai ir ką tik apie kilogramo šapalas užkibo. Tai tokia nestandartiškai gal žuvis. Tai persimetėm meškerytės, einam dar pogulio. Žiūrėsim, kas dar supipsės. Nu ką, keičiamės pusrytėlį, verdam vandenuką. Naktį nuo 5 ryto prasidėjo kibimai, buvo 2 karpiniai išvažiavimai. Vienas labai geras, bet pakėlus meškerę nieko nepasikirtė. Bet ką pavyko ištraukti, tai karpiuką paskui dar vieną, nedėdelis standartinis, ten apie 3 turbūt kilus, karšių porą, lyną ir man atrodo, įdėsiu fotkę, bet man atrodo šapalą. Tai tas nustebino labai. Tai va, oras nelabai koks, meškerės užmestos, pasišeriam, pavalgom, nu ir lauksim toliau, ką čia ežeras duos mums. Nu ką, 12 valanda, pasišėrėm, užsimetėm meškerės, visas patraukiam į vieną tašką dabar, nes tas kitas rezultatų nelabai davė. Tai dabar, žodžiu, vienam taške 3 meškerės bandysim taip. Lyja, apsiniaukia, bet perspektyvos yra. Atvažiavo Paulius. Bandysim pakurti dar vieną taškelį. A ne, Loki? Taip. Profesionalas mūsų sektoriuje, Padysnio karpininkų klubas. Kimba karpiai tik nuo 10. Dainiau, kaip sekasi? Įrangelė. Lakutis laksto kaip visą laiką. Čia jau beveik talismanas žuklių tapęs. Taip, Lakutį, interviu, ar duosit?
Kiek pat kormkės? Tai pas man panašiai. Tai pas mane dar antras. Va, riešutėliai. Renkam tuos, kuriuos dėsim ant plauko. Lakutis galvoja, kad pusė riešutėlių jam. Vadysite žiūrovai, vadysite šeimininkas atvažiavo šiandien prie ežero, mokyti studentų žvejoti patykinio karpio. Dabar atliksim metimą prieš barį. Aha. Iškai nedametėm pusę metrų, bet dabar buvom šelti. Mūsų šiemet remia nauja parduotuvė, dėl to perėjom ant Sisimūro. O Pauliau, o kodėl 18-lykiniai. labai geri šitie boiliai, galiu patvirtinti, labai geri. O kodėl Pauliau man tūnos maišelį, o ne liverio davėte? Dėl to, kad jis buvo lyštas. Marius nebėjame dėl to tau. Nieko, švai. Давай, дикий черпок. Фу, гуминю. Dainiau. Trauk čerpoką. Taip sakant, pasižiūrėkite, ką mes čia turim. Karpį. 2 kilai. Kaip sako, karpis yra karpis. Dydis nesvarbu. Žiūrėk. Opa. Lakutė. Pasižiūrėk, kas čia. Žuvytė. Žuvytė. Jisai loja nuo 10 kilų pradeda. Lokėje baig. Mačiau šitas taip pirštukus paslėpė. Žemiau ranką. Va tai va paslėpė. Žemiau. Va. Šipsokit, į mane šiai. Opa! Big fishas. Big fishas. Arvidas. Geras šis. Kur? Čia dirbto? Eik tu na. Tai kam tu paėmei? Tai ne dėl to. Pauliau! Tai lievas kablys. Ne kablys, nuliovas kablys. Kam tu čia geras karpis buvo? Tikrai virš 5 buvo. Nu, Pauliau, eina. Jau, tu tą meškerę kitą, jeigu gali. Ko tu tvarkysi? Kurią? Tur ant žemę. Aha. Dar geriau tau. Gerai, cyk pa dabar. Eina tiesiai šitą. Meldus? Meldus, ne? Trauk. Kur esi, melduose? Trauk, gerai. Viskas, tu dabar mėti čia. Tyko.
Nu. Na. Gražiai eina. O, yra. Opa. Va tik atsargiai valas. Pageidyk, nusifotkink ir tada aš nulinu svarstyklės. O, blemba varukšas, žiūrėk. Ir va šitus vakarpius, va tokius va. Gavęs, kad Aštuonialinę pats atrinkinėjau savo ranką. nuo kažko gavęs. Gal. Va, kai atsisuk. Sokis, žemiau žuvį, va. Laimingas Į priekį. žmogus, laimingas Į žmogus. priekį žuvį, į mane žiūrėk. Eina? Nu va, Dainiau, kaip jausmas? Pakomentuokite. Geras. Gražus kerpis. Karpis. O, rankas. Nu gerai. Paleidžiam. Nu, tai va. 2,8. 2,8, nu. 2,8. Žviniukas. Iš šono taip iš. Aha, o. Nu va. Gražuolis. Auk didžiulis. Ir grįžk koksai, nu, 20 kg. 20 kg grįžk kažkada pas mus. Ačiū už kovą. Opa. Gražus. Gražus žviniukas. Leidžiam. Ojei. Nu žodžiu, užkūrėm čia mes su Dainiuku tą sektorių. Arba ne sektorių iš tikrųjų, o tašką. Dar vienas žviniukas. Gražus toksai. 12. Kovojo, tai palauk. 12? 12 iš 17. Jo, tai statistika paprasta. 12 iš 17. 17 karpinių kibimų, 12 krante. Nu va. 2,6. 2,6. Tokie va iki 3 kg, vakar gal biški ir didesni, iki 4 kg ėjo. Blemba super, pagal kiekį. Tai kol kas rekordinė žvejyba, o dar tik tais yra po 7,20. Wow. Afigenai. Padysnio hidroelektrinės telkinys. Duok galūnę, man, va. Viskas gerai. Kodėl jis nevažiuoja? Ne. Eik tu, na. Padysnio hidroelektrinės tvenkinys. Šeštadienis. 18 kibimų. 12 krante. Ką tik vienas buvo toks, kad litkoro perplėšė, nesuprantu kaip, švinas liko palaidas. 3 meškerę supynė, su labai piktas dabar. Surišom paskutinės sistemėlės. Nu, šiaip rimti reikalai vyksta.
rimti reikalai. Oras pasitaisė, nebelyja, ramu. Nesakysim, ant ko kimba, gal pasakysim komentaruose, o gal ir ne. Pažiūrėsim. Lakutis, va, daro tvarką, maudosi. Viskas tvarkingai, prižiūri inspektorius, kad viskas būtų pagal žvejybos taisyklės. Viską pagal taisyklės ir darom. Давай. Зайди, след, не модерацию. Сам! О, есть, вот так. Река! Готовы, блядь? Перничный скорпанов, давай, делай, всех! Be kipso, be nieko iš tos. Matai? Godžiai ėdavo nuo pašarą. Arvydas sakė, boiliai, tavęs nebuvo. Kuri? Vidurinė? Kyla, davai! Sėdi? Geras. Palauk, toliau. Matai? Ai, palauk, eina. Net atsikabina jaučiu. Ai, ne, palauk, atsikabina. Trumpas reportažas. Blemba kibimų buvo nubelė kiek daug. Buvo ir atlenktas kablys, ir nupjautas litkoras. Visko čia buvo ir žolėse pabėgo ir panašiai. Tai 19 karpinių kibimų, 13 krante. Nu tai šiaip per kiekį žiūrint, tai wow, ir visą dieną kibo. Nuo kokių 4, kai prasidėjo, tai taip pat ir važiavo, kartais net tik per metus, tipo 10 minučių bėgyje. Tai maks žvejyba, tikrai. Spėk tik suktis. Tai dabar jau vakarėja, beveik 10 vakaro. Žiūrėsim, ką čia ta naktis atneš. Dar eisim turbūt paspombinam greitai, kelias pombas į tašką nakčiai. Ir lauksim kibimų. Šeštadienio vakaras, nu jau realiai sekmadienis. Pusė 2 nakties, kibimai apstojo. Blemba, nu šiandien važiavo kas 15-30 minučių. Tai vakar buvo tokie gal didesni, 4, ten, maks iki 5 kilų. Šiandien biški mažesni, tokie apie 3 kilus. Visi karpiukai. Bet varė kaip turi būti. Wow, per kiekį karpių. Čia kalbame apie karpius. Nes ten karšių visko ten kur pertraukiam, tai nebeskaičiuojam. Bet statistika maždaug taip 20 karpinių kibimų. Realizavom 14. Buvo ir kablių atlankstytų, ir litkoras nupjautas, ir visi kiti malonumai padėsnio. Paleisti tiesiog. Jo, tai žodžiu, blemba, wow, yra aфигенна žvejyba, galiu pasakyti tik tiek. Mes pradedantieji, bet emocijų yra labai daug. Tai ačiū telkiniui ir pažiūrėsim, ką atneš nakties dar. Ir rytojus rytas. Išvažiavo viena iš Pauliaus meškerių eksperimentinių. Lemba dėjus neatsiliepia. Esu vienas. Atsišvartavau nuo kranto. Karpis daužo kaip turi būt. Ai. Lemba, nežinau, kas čia bus, bet bandysiu traukti. Wow, hebra.
Pažiūrėkit. Koksai grožis. Eik tu savo. Atsišvartavau nuo kranto vienas, perplaukiau, kad įžulių ištraukt. Ai, pažiūrėkit koksai grožis. Padysnio karpininkų klubas, Padysnis, 4 ryto, eina savo. Jūs tik pažiūrėkit. Koksai monstras, koksai grožis užkybo. Iš pat ežero gelmių, žolynuose, išvažiavo karpis. Visi miega, varė žolės. Tai man teko lauk su valtim, pabiškį ir kluoti. Ir po vieną, po kitą žolytę, po biškutį, išsitraukti. Pasižiūrėkit, koksai grožis. Padysnio hidroelektrinė. Gyvena žiniukas. Wow. Geras, eina sau. Loki. Eik tu, kas čia buvo? Geras, ne? Eik tu sau. Meškerės? Žuvynai. Tai va tenai va teko išplaukti. Po biškį, po apsukimą. Nurkluot, susukti ryte valą ir ištraukti šitą monstriuką. Žvynių 7 kg. Ačiū Padysnė. Afigiena patirtis. Geras. Wow. Nu va. Rytinis žadintuvas. Opa. O žiūrėk, koks piktas. Toks čiurna, išsipūtęs visas. Va, rytinis mūsų žadintuvas. Rytas prasidėjo ne nuo kavos. Geras, gražus. Wow. Netoli 5 kilų. Opa. Pirštus, žemiau pirštus. Liep iš vis toks. Oi, labai gerai. Šypsė. Ir taip tamsesnis žvynas toksai jau. Ne? Normaliai reikia. Opa. Opa. Žemiau žuvis. Va. O tik aš čia. Jau įskaitinis. Kaip ten Arvi sakei, pradeda lokės lot apie 10 kg, ne? Nuo 5 Arba. Ai, tu gali. Nu ką, baigiam savo žvejybos sesiją. Gavosi, stipriai geriau negu buvo lūkestis. Tai taip, jeigu viską apibendrinus, tai iš viso pagavom, tiksliau iš viso turėjom 24 karpinius kibimus, iš kurių 17 karpių atsidūrė krante, o vienas iš viso ten su kova valtim per žoles, plaukimais ir taip toliau. Tai oras buvo lietingas, vakar nuo pietų kažkaip pradėjo šiek tiek tas lietus rimt, nu ir pasikūrė vienas taškas, atrinko masalą, pasikūrė, nu tai kas pusvalanduko, taip ir traukiam, naktis buvo šiek tiek ramesnė, bet vėl nuo 4 ryto po vieną, po kitą meškerę išvažiavo. Pagrinde buvo kas žvynuoti. Yeah.
žvinuoti karpiai. Visi. Visi, Šiandieniniai visi. Ai, šiandien tai jo, visi praktiškai jo. Žviniai. Ir, nu tiek, super. Atsižvejota yra kaip turi būti. Didžiausia žuvis. Didžiausia žuvis 6-3 kažkur gal. Šiaip naktį svėrė daugiau, bet ryte svoris pakrito. Tai va. Ačiū ir iki.